Šiandien bus toks neplanuotas stovyklavimas. Man parašė draugas, kuris gyvena Amerikoje, kad grįžo į Lietuvą šventėms ir pasiūlė susitikti. Aš pagalvojau, kad vietoj tradicinio susitikimo bare gal būtų įdomiau išlėkti kažkur tais prie upės, pastatyti palapinę, pakūrent pečių. Kadangi rytoj yra 31 diena, beveik nauji metai, tai pagalvojau, kad darysim tokį naujametinį stovyklavimą su balta mišrainė, mandarinais, visais kitais dalykais. Važiuojam prie Žeimenos upės, galiukas kelio dabar bus žvyrkeliu, normaliai čia sniego priešingai nei Vilniui ir lyja, tai gali būti, kad tiesiog pastatysim mašiną, pastatysim palapinę, viską pernešim ir sėdėsim ten iki ryto. Ar išeis į valytuvą filmuojant? Išeis. Atvažiavom į stovyklavietę, bet ne tai, kurią norėjom. Tai pasižiūrėsim, kaip čia atrodo viskas. Ir gal varysim dar toliau į atokesnę vietą. Čia vat Žeimena labai ištvynus. Gal būtų galima tada atvažiuoti kažkur tais čia arčiau prie vandens, va čia, statyti kur nors mūsų palapinę. Davai, toks bus ne wild stovyklavimas, bet pusiau poniškai, taip. Sekam iš paskui, žiūrėsim ar važiuot moka. Ne, va čia, žiūrėk, padėtas. Vidas dės dabar duris. Aš jam palikau šitą galvosakį durų išspręs. Taip. Čia, žinok, tiesiog padėk ant žemės ir paspaust tą centrą. Ta prasme, iš šitos? Jo, bet ant čia, nu, arba čia, jo, spaust drąsiai. Nenori iš kur? Ir čia tas velcro toksai stiprus, kur sunku, jį sunku po to pataisyti būna, jeigu kreivai uždėdė. Nu viskas, manau, kad dabar tiesiog susinešim viską į palapinę ir nuo šiol vyks gyvenimas palapinėje. Kol kas susinešėm visus dalykus į palapinę, durbiški bardakas, truputį pačilinsim ir tada tvarkysimės. Lauke būti nelabai išeina, statom pečių, darysim baltą mišrainę. Čia netoli yra poligonas, tai vyksta kažkokios turbūt pratybos, šaudo, toks bus lietaus ir automatų vaibas. Palamas, ką galvoju. Čia galėsi įlūpti.
Fokusininkai. O čia yra numeriai jų? Ne, nėra numeriai, bet aš praeitą kartą žiūrėjau, vieni yra labiau, turi daugiau tokio šūdo viduje, tai aš galvoju juos dėti arčiau, kad jis išdegtų. O šitą galima arčiau. Ai, čia taip gaisras buvo. Reik valyti. Aš valau, bet vis tiek tokių ten prisikopė sakų, visokių, nesakų, nežinau. Nu, tai žinai, jeigu miško malkas degina, tai... Kažkas važinėjo, kažkas mašinas. Gal atvažiuos patikrinti čia. Tas tokia su rusiška palapinė. Jo. Yra smašta palapinė. Gerai, kad vokiška mašina. Taip. Jeigu su Nyva dar būtume atvažiavę, tikrai lengva supakuota. Pečius dega, valgo mandarinus. Eisim netrukus ruošti baltą mišrainę. Bet labai tingisi eiti lauką, nes reikės eiti nuplauti daržovės iki upės, pasisemt vandens. Girdisi turbūt, kas lauke darosi. Sulaukiam biškį pertraukėlės tarp lietaus. Einam plaut bulvių. Oi, bet aš šiandien nepasieksiu to vandens. Reikia čia. Tai maudytis turbūt neįsim čia. Gal per daug neplausi, gal nieko tokio, jeigu biškį. Tai jos nusiplaus, kai virs. Blemba, čia taip sunkiai telpa. Tai kažkaip paskirstysim. Reiks kelias daryt bangas. Vėrimą. Gal čia per daug? Tai parsiveši namo turėsi baltos mišrainės. Ant tikro naujako. Aš biškį pamažinsiu. Paliksiu gyvūnams. Mes čia šernas naktį ateis. Kiek gal tik ateina? Biškį morkų. Jo proporcijas, kad išlaikyt. Svarbiausia čia. Kampas prastas. Taip. Nu, dedam alkų ir... Ar nebus tik užgesis mūsų pečius? Ką, bulvės morkos jau beveik verda. Pas mus čia atrodo viduj kaip 24 valandų šito serialo filmavime. Aš įdėsiu virti kiaušinius. Vidas sakė, kad pas jį šeimoje balta mišrainė yra be kiaušinio. Pas mane, man atrodo, kad su kiaušiniais. Nežinia, kaip yra iš tikrųjų. Aš išsirinksiu. Gerai. Kiek mums? 4 reikia kiaušinio. Galvoju, aš gal reikia eiti į upę. Bet turbūt neišdrįsiu. Nu? Opa. Jėsi uždėta mėmą 5 hours later. Nu, jau nuiminėjom pirmąjį puodą. Atverk man duris, prašau. Gal bulvės? Nežinau. Gal tiesiog tas viršutė sustoja karštis prie. Nu, davai. Ne, aš manau, tu dėk įžiek ant žemės.
karšta, bet dabar jau nebėra kelio atgal. Kai sustoja, tai o pačiu šalta. Reikia, žinai, kokios būna toks Ventiliatorius, a? Būna net nuo šilumos reikia. Gaila vandens. Nu tai šiandien iš upės paimsiu. Kur dabar čia tos durės, blemba? Bandžiau pro šoną kažkaip žaisti. Taip. Pažiūrim, kas čia vyksta. 24 valandas. Čia beveik iki pusės nuogas. Nefilmuok! Ką, reikia nuiminėti šitos, ne? Kaip čia, kokia čia yra karščio situacija? Bloga. Gal dabar dantis užimtas, nebent permės. Žiūrėk, vėsim. Padarysiu atvirkštinę procedūrą. Nu čia, kuo toliau, tuo labiau 24 valandos. Bulbės verdam! Man žinai, ką primena, kur babulė kiaulinė su bulbės. Taip. Bet čia kažkaip matai, jisai užsidaro pilnai. Tu nebent pasu... Nu palauk, čia gal kažkaip taip, žiūrėk. Va. Šventinas. Palauk, kad neiškristų, čia išgaruos čia tas vanduo. Gerai, padėsim ant žemės atvės. Va, ingredientai jau beveik paruošti. Nagai nenukirpti. Nežinau, čia yra užrastojas objektyvas. Yra belenkoks trešas, tai tavo nenukirpti nagai yra mažiausiai čia baisus dalykas šitam. Gerai, podcastas, baltoji mišrainė. Tai kaip ten dėdai tą Amerikoje? Gerai, viskas taip, kaip jie sako. Gerai. American Dream. Tik nėra baltos mišrainės. Nėra baltos mišrainės, vat. Blemba, aš nežinau, kaip čia pjausit, iš tikrųjų. Tai smulkiai. Aš galvoju, tiesiog taip čičkuosiu kažkaip. Nu, kvadratukai turiu. Oho, kokia kieta šita. Kvadračiukai tai tokie. Na, ir pasmulkinsi. Tai normaliai, taigi sumaišysi, nesimatysi. Tokia raf, čia ta mūsų mišrainė bus. Turistinė. Turistinė, taip. Ir tie agurkai kažkokie irgi biški, galimai kažkokie pelėsiuko turi. Išbandymas skrandžiams. Reikia kažkur ketvirčių mažesniais pjausti. Nu jo, dideli agurkai. Daugiau majonezo įdėsim. Bet atrodo, kad morkų kažkaip mažai, ne? Aš išmečiau jų nemažai ten. Normaliai bus. O nereikia ten druskos, pipirų? Aš turiu. Aš nežinau, aš tai manau, kad pipirų tai tikrai reikia, o druskos aš nežinau, nes majonezas būna. Nu jo, šiaip bet jeigu trūks, tai įsidėsim jo, nes majonezas. Pagal skonį. Nu ką, atsakingas momentas. Aš įsigijau va tokių vengrų armijos įrankių. Panaudosiu jos pirmą kartą išmaišyti baltai mišrainiai. Taip. Špokšt. Negailėk, normaliai. Špokšt. Kiek čia dar reikia? Tai paskui dar dadėsim, man atrodo. Gerai. Nu, aš net nežinau, ar tiek suvalgysim. Suvalgysim gal. Taip. Liks ir toj. Nu, aš nežinau, ar tu norėsi rytoj valgyti tą naktį stovėjusią, sušalusią į ledą baltą mišrainę. Tai tu versk visą. Čia nori išprovokuoti kažkokį tais įvykį. Nori, kad tektų mums važiuoti iki Maksimos į Pabradę. Kiek nesuvalgysim, parduosim Maksimai. Arba turgelį tam.
Nu va, mūsų naujametinis stalas, naujametinis vakarėlis palapinėje pavyko, pasiruošęs valgyti. Labai alkanas. Jo, mes labai ilgai darėm thumbnailui nuotrauką ir žiauriai norim valgyti, tai manau, kad davai valgom. Dar gali būti, kad ir yra kažkaip, žinai, neįsimaišę iki galo. Reikia ploną sluoksnį uždėti ir išbarstyti. Bištų druskaras geriau. Čia turbūt, kad bulvės tokia, žinai, jaučias, kad reikia druskų šiek tiek. Jeigu su agurku kandėt, tai nieko. Šitie per Friends yra, kur Joey'as nenorėjo spintas atiduoti. Liko mums tiek mišrainės, bet eisim atiduosim ją gyvūnėliams. Paukot reikia. Jo, ir dabar nemalonioji dalis viso vakarėlio yra išplauti tuos riebaluotus indus. Nu, įmamės iš karto šitą rimčiausią. Tai čia greitai, žinai, majonezas. Man, lenda jau kiaušinienė. Nevirtus bulves. Einam paimti lovų iš automobilio. Automatai kažkokie sikrau. Nu, aš jau stačiau tos lovas, nežinau kiek kartų, bet vis tiek man kiekvieną kartą dar yra galvosūkis. Ai, va. Norėjau dar už kamino pasilaikyti. Viskas, atėjo naktis. Trobelėje 24 valandų herojai jau yra pasiruošę miegoti. Išjungiamas yra šviesos. Ir yra gulamas į lovą. Oi, ble, dar lemputė šitas liko. Kurioj pusė? Aš jau be batų. Mano pusė. Tavo pusė, kad čia yra. Ką čia reikia? O, netyčia paspaučiau. Ai, ne. Ten yra toksai mygtukas šone. Pavyko. Tikiuosi, kad neįsijungs jas naktį. Viskas, iki ryt. Devynės jau ryto, reikia keltis. Nesušalai? Ne. Aš tik šiaip buvo labai karšta, tai aš kažkaip nusirengiau vakare. Po to iš ryto buvo šalta labai, teko viską apsidėti atgal. Laukiam šilumos. Kokia gera kiaušininė.
Eik tu, na. Nu, ką žinau, bus biškai mažiau. Užteks. Duonos daugiau pavalgysim. Kaip čia atrodo. Ei, skanaus. Degantį pečių išneš. Atsargiai. Aš laikau iš lauko. Viskas, jau galim statyti. Nešam paskutinius daiktus. Vėl pradėjo lyti, ble, mane nefainai, viskas šlapia, nežinia kaip reikės įsičiubinti. Viskas, naujametinė kelionė baigėsi. Važiuojam namo, jeigu pažiūrėti iki čia, padėkit laiką, užsiprenumeruokit, bus daugiau nuotykių. Iki kitų video.